Labą dieną, mokytoja, aš noriu perskaityti eilėraštį, kurį parašė Janzis Jonsudrabinis vaikui. Tegu žvelgia tavo šviesias akys, ten, kur tėviški namai gimti. Taip, kad josioj mielas veidas amžiams tau išliks atminty. O tada gali kur nori eiti, plaukiot jūrom po visus kampus. Niekad gimtai žemei nepražūsi, jis sykui kaip talismanas bus. Savo vaikiškom ausim klausykis, žodžiai motinos visi šventi. Ten šitie garsai minkšti ir švelnūs, tartum varpas smenga tau širdin. O po to atverk ausis kaip vyras, svetimiems balsams plačiau, laisviau. Motinos kalba ta bus aštriausias kardas, blogą maską kertant pusiau. Dabar klausimas. Kuo tėviški tėvynė kiekvienam yra ypatinga? Man tėvynė yra ypatinga, kai važiuoju su šeima į atostogas, daugiausia kartų važiuojam į Lietuvą. Ir kai būnu Lietuvoje, jaučiuosi kaip namuose, kaip Vokietijoje. Prašom, mokytoja, ate.